Artūrai, tai šios dienos rungtynės lyderių taupymas ar tiesiog kova iki galo? Nes susidarė dvejopa nuomonė žiūrint iš tikrųjų. Net nežinau iš tikrųjų, ką tai atsakyti. Jūs dėl to tai klausite, kad nežaidė Seibutis ar kaip? Seibutis, jūs paskutinis kėlinį ant suolo prasidėjot, Stepas, kuris labai gerai žaidė, paskutinį kėlinį ant suolo prasidėjo. Nežinau, čia reikėtų klausti trenerio, gal jam atrodė, kad tas sudėtim laimės ar kaip. Nežinau, aišku, po tokių rungtynių maratono jautėsi labai didelis nuovargis. Niekada nemėgau skųstis, bet yra kaip yra, pralaimėjo. Bet paskutinį kėlinį buvo toks emocingas ant suolo, kad panašu, kad energijos žaisti tikrai turėjo, bent jau pats. Čia vis dėlto yra finalas. Reikia viską nustumti į šalį, kad ir kaip tu jauties, nelabai malonu yra pralaimėti, kad ir kokios tu būsmės. Ar galima sakyti, kad aikštės gynyba šiandien nepasiteisina jūsų, nes Žalgiris pabėgo ketvirtajame kėlinyje būtent prie aikštės gynybos? Sunku pasakyti. Kieno klaida prie aikštės, tai gynybos, ar prie asmenės yra faktas tas, kad neapsigynė. O prie kokios gynybos tai vis dėlto reikia, ar tai aikštė, ar tai asmeniškai, ar tai spaudimas po visą aikštę, reikia viską atiduoti. Ką aš žinau, ką dabar tai pasakyti. Šį sezoną Žalgiris trečią kartą iš eilės pralaimėjot. Ar tai reiškia, kad Žalgiris visgi šią dieną yra stipresnė komanda? Šiandien taip. Kaip bus per LKL, bus pasimatyti.